Žmogus yra autonominė būtybė. Tai reiškia, turėtų jisai galėti keisti savo įsitikinimus, keisti programą, savo vaikiškas emocijas keisti, galėtų visą tai pats daryti, kurti, daryti, kaip sakant, savo realybę dėlioti. Bet yra dalykas toks, kad tai yra tik tai teorija. Kaip sakant, jeigu pavyzdys geras, jeigu ranka nutirpo, tai nereiškia, kad tos rankos nėra, jinai tiesiog reikia atstatyti ryšį, ne, teisingai. Nu, kaip pavyzdys. Tai va gerai, aš jums paaiškinsiu vieną dalykėlį, tokį labai stiprų ir žiaurų. Kai vaikas dar nėra gimęs, jau formuojasi tas vadinamas procesorius pasąmonės. Dar netgi ne žodžiais, o emocijomis yra įrašomos atitinkamos programos, kurios dirba fone, kad pasaulis yra nesaugus. Ir tada žmogus, na, jeigu mama, čia labai nepasakosiu, dėl ko taip yra, bet reiškia, fone įrašomos baimė, nesaugu, tu mažas, tu čia gal geriau iš vis negyventi ir panašiai. Ir reiškia, šitas veikia visą gyvenimą fone. Ir žmogutis, jisai, kada gimsta, jo ekstra dalis tampa, tai dar net ne žodžiais įrašomos šitos baimės, gėdos, visokios, tas, kas jaučiasi. Po to jau rašoma žodžiais. Bet yra dalykas toks, kad atsiskiria dalis. Tai yra ego, sąmonė, pasąmonė, viskas vyksta atskirai ir protas. Ir tada žmogus dėl to jisai jaučia, gyvena išgyvenimu tik tai tokiam procese. Tai va šitą, ten, tarkim, ta tamsioji pusė atsiranda, kurią paskui įvardyja kaip velnių. Šitas dalis reikia būtinai pradirbti, būtent tuos procesus padaryti, kad tą foną perrašyti, kas po to surašoma mokykla, ten darželis, kam buvo universitetai ir davė diplomą. Čia jau yra toliau. Bet netgi šitie, kas mokykloje, kam sekasi, nesiseka, tai irgi nuo to priklauso. Jeigu vaikas gimė nebenorėdamas gyventi, jo gyvenimas, jo likimas visai kitoks yra. Ir jūs negalvokit, kad tai yra nulemta iš anksto, negalvokit, kad jūs patys tą pasirinkot, jūs turite galimybę šitą keisti tą dalyką. Nėra tokio dalyko, kaip jums nulemta ir jūs patys pasirinkot. Visą tai galima pakeisti, susigrąžinti savo valdymo centrą ir pradėti keisti savo programą, savo įsitikinimus. Jūs daugelis gyvenate automatiškai, automatiniam programom, jūs jų nekeičiat, nes jūs teoriškai galite tą daryti, bet praktiškai jūs to nedarot, nes jums surašytos programos, kurios yra naudingos sistemai, naudingos kažkokiem, tas, kas sukūrė sistemą žmonėm, kurie nori valdyti, nori žmonės manipuliuoti, kad jie pirktų, kad jie būtų, kaip sakant, lengva valdyti žmonės, kurie nėra savarankiški. Ir čia tas atsakomybės prisiėmimas yra pats pagrindinis dalykas. Jeigu jau tu matai, kad tau finansai, santykiai ir sveikata nesiseka, tu pats pabandėjau kažkokią 10-20 metų, vaikštai samdomą darbą, pinigų vis tiek nėra. Tau tėvai vaikščiojo į samdomus darbus ir vis tiek nieko nesusikrovė kažkokių uždarbių normalių, kurios galėtų pasidžiaugti. Va čia ir yra tas dalykas, kur jūs niekada nebūtų prisiėmę atsakomybės, jūs nematėte tokių pavyzdžių iš išorės, jūs nežinote taip, kaip tai padaryti. Tai teoriškai jūs žinote, kad galite, bet praktiškai jūs to negalite padaryti. Ir čia reikalingas aš toksai, kuris jums gali paimti, pravesti už rankos, parodyti, jums padėti tą padaryti. Tada jūs galėsite po to savarankiškai tą veikti ir daryti. Kas norit, registruokitės į nemokamą konsultaciją, aš jums padėsiu įeiti į jūsų pasąmonę. Išgirskite, aš jūsų negaliu užhipnotizuoti, jūs galite tik patys pas save įeiti į savo pasąmonę. Kai aš jūs prijungsiu ten, jums padėsiu ten įeiti. Už tai, kad aš galiu tą padaryti. Aš ir kalbu su jūsų pasąmonė. Tada jūs pamatysite, kur jūs save išdavėt, kur jūs padarėte vaikiškus sprendimus, gaunasi taip, kad kūnas yra užaugęs, o visos pasąmoninės programos yra vaikiškos, tas vidinis vaikas visus vadovauja. Dėl to jūs atsiranda depresija, atsiranda bloga savijauta, neuždirbimas pinigų, ten netgi
samdytuose darbuose žmonės dirba, o santaupų nei 1000 eurų nėra. Aš jau daugybę kartų tą rašiau, bet tie, kurie norit keisti, realiai gauti dar vieną šansą į savo gyvenimą, registruokitės, padarykite, tai galima padaryti per vieną seansą, per vieną dieną tai padaryti, už atitinkamą sumą pinigų. Už dyką jūs galite darytis patys, o už atitinkamą sumą pinigų aš jums padėsiu. Tai va, iki.